Tai nesitikėjom, kad bus tokia galbūt ryškia persvara pergalė. Iš tikrųjų, šitą varžybą labai rimtai ruošiamės, kadangi visą laiką mes, kiek esam žaidę su ta komanda, molėtų visada vyksta tokiais principinės kovos, kadangi vienas kitas ir Vilnietis žaidžia šitą komandą, tai iš tikrųjų visada tos rungtynės tokie savotiškai būna iššūkis. Manau, kad pagrindinė galbūt rungtynių baigtis įsisprendė jau antram kėliny, kada mes tiesiog atsiplėšėm. O tas atsiplėšimas vyko, manau, kad geros gynybos dėka, kadangi žaidėjai iš tikrųjų šiai dienai yra pasirengę gerai, demonstruoja gerą sportinę formą. Manau, kad čia buvo tas raktas į pergalę. Ką labiausiai skirtumėt iš tų žaidėjų šiandien? Aš iš savo komandos tikrai nenorėčiau išskirti kažko tai vieno, nes visi žaidėjai iš tikrųjų dirbo labai kokybiškai, darniai ir netgi žiūrint į statistikos protokolą, beveik visi žaidėjai vienodai taškų pelnė, labai panašiai. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad komanda yra darni ir vieninga ir visai žaidėjas galiu pasitikėti. O kas galbūt šiek tiek nuvylė? Viskas lyg ir buvo gerai, bet ką dar būtų galima pataisyti galbūt? Gal taip, kad nuvilt, tai nenuvylė niekas. Yra tokių detalių, kurias galima koreguoti, taisyti. Tai yra tiesiog darbo eigoje, tai yra neišvengiami dalykai. Kadangi vis dėlto jau pirmaujant tokių skirtumų išlaikyti ir dėmesį žaidėjams yra sunku, vis yra toks atsipalaidavimas šiek tiek būna. Tai tokios, lygiai, tikrai neturiu priekaištų žaidėjams, kad kažkur tai mane būtų nuvylę. Rungtynės nepasisekė, pradėjom labai prastai, visi dar tikėjomės pasivyti po kėlinio, po trečio kėlinio, po ilgiosios pertraukos. Taip ir nesigavo. Labai daug nusivylimų, bet reikia taip jau greičiau pamiršti. Rytoj susitinkam su Kauno Žalgiriu. Bandysim atsigriebti tenais. Vienos rungtynės, tai dar ne visas čempionatas, kad tikimės geresnių rezultatų ateityje. Šiandien nesisekė atakuoti iš toli. Šiandien prastas pataikymas, susikaustimas jautėsi visų varžybų metu. Ir tikėjausi, kad kažkada tai vis tiek pramuš, taip sakant, įkrist vienas kitas tritaškis. Bet gaila, kad tai buvo paskutinėse kėlinio minutėse. Ketvirtam kėliny, tai tik tai pasididinom savo taškus kraitį rezultate, daugiau niekur kitur. Skirtumas didelis, bet galbūt galima kažką išvelgti teigiamą šių rungtynių, kažką pasimti. Taip, iš šių rungtynių teigiamo dalyką galima pasisemti, nes ateina trečiadienis, Vilniaus Statyba atvažiuoja vėl į Molėtus, žaisim federacijos taurę, būsim kažkiek pripratę, apsipratę. Be abejonės ir jiem yra savų pliusų. Bet tiek taškų pralošus, tai tikiuosi trečiadienį bus kitokia kova.